Šiauliai kadaise turėjo tikrą repo legendą – Maksas. Kitiems jis gal būdavo tiesiog pajuokos objektas, bet reikia pripažinti, kad jis buvo ir vis dar yra šio miesto ikona. Kas yra? Ir ne vien Saulės mieste jis buvo pagarsėjęs, bet ir už jo ribų. Vaizdo įrašai su Maksu nuo seniausių laikų rinkdavo šimtus tūkstančių peržiūrų ir jis netgi susilaukė konkurentų iš kitų miestų. Prasidėjo repo kovos – Slavka prieš Maksą. Maksas galiausiai laimėjo. Slavka, tu esi šūdas. Bet šiomis dienomis Makso nebematyti. Kur jis dingo? Yra teorija, kad užsiaugino barzdą ir dabar gyvena Amerikoje, yra milijonierius ir Instagramų žvaigždė Dan Bilzerian. Kita teorija, jog po Eurovizijos komisijos debiuto Maksas gavo progą vesti renginius visoje Europoje. Na ir trečia teorija, jog jis pasirinko tamsiąją pusę, persikėlė atstovauti kitą miestą. Na, bet kokiu atveju Šiauliai prarado tikrą legendą. Amenu. Komentuok, apie ką darom sekantį pasakojimą.